Lietuvos sportas supažindina sporto sirgalius su artėjančiomis savaitgalio varžybomis. Klaipėdiečiai kviečiami apsilankyti Europos sunkiosios atletikos čempionate. Kaune viešės viena tituluočiausių pastarojo meto sporto komandų. Druskininkuose vyks tarptautinis badmintono turnyras. Įvairiuose šalies miestuose rungtyniaus krepšininkai ir rankininkai. Klaipėdoje tęsiasi vienas didžiausių sporto renginių Lietuvoje šiais metais Europos jaunių ir jaunimo sunkiosios atletikos čempionatas. Jame varžosi daugiau negu 400 sunkiatlečių iš 39 valstybių. Tikimasi, kad medalius pavyks iškovoti ir šeimininkams. Mes nesiekėm didelių tikslų, nes pagrindiniai sportininkai dalyvaus Houstone, Amerikoje pasaulio čempionate, atrankoje olimpinės žaidynės. Mes čia nekeliam didelių klausimų, bet porą medalių tikimės iškovoti. Ypatingai mergaitė iš Anykščių, Bražaitė Gintarė, kuri realiai gali pretenduoti medalį. Taip pat gali Stanulis, Lichavojus, Tomas Linčinchajus gali, bet nestatom klausimų medalį. Mums svarbu, kad sudalyvauti kaip generalinė repeticija prieš pasaulio čempionatą, nes šitas amžius 22, 23 metai, 21 metai dalyvaus Houstone, atrankoje olimpinės žaidynės. Klaipėdoje vykstantis čempionatas sulaukė puikių Europos sunkiosios atletikos federacijos vadovų atsiliepimų, todėl Lietuva sulaukė pasiūlymo rengti ir Europos suaugusiųjų čempionatą. Prieš 2 metus Klaipėdoje jau vyko 15-mečių ir 17-mečių Europos čempionatas. Prezidentas šiandien per posėdį pasiūlė 18 metais pravesti Europos suaugusių čempionatą. Tai matot, išaugom nuo 15-17 metų, dabar iki 23 metų ir 2018 metais siūlo pravesti Europos čempionatą suaugusių. Čia rimtai galim vertinti tokį pasiūlymą? Tai be abejo rimtai. O kaipgi rimtai. Mes turim viską. Jie nustebė, kad pas manęs apšilimo potlyčiai yra 35 potlyčiai apšilimo, kada pasaulio čempionate būna tik 20. Tai yra labai svarbu sportininkam, labai patogu. Viskas yra padaryta pasaulinio lygio. Lietuvos sunkiosios atletikos tėvo vadinamas Vyšniauskas atsisakė komentuoti neseniai sunkiai atletiką sukrėtusį dopingo skandalą. Kai paskelbta, kad jo sūnus ir auklėtinis, dabar sportininko karjerą jau baigęs Ramūnas Vyšniauskas, vartojo dopingą. Neturiu ką komentuoti, nes vyksta čempionatas ir čia specialiai, kad kažką sugadinti su deguto lašu, kažką tai nesąmonės padaryti, kad sugadinti šitą čempionatą. Taip nepavyko, niekam nepavyks. O manot, tai yra bandoma? Tai be abejo, bandoma. Ką jūs... Žurnalistai, kažkam tai įdomu, kažkam tai kažkas interesuotas. Vietiniai žurnalistai? Aš nenoriu komentuoti šitą temą. Čia bus po čempionatą, bus specialus reportažas, mes niekam nedalinam, nes nėra ką dalinti. Nes čia yra paprasčiausias blefas. Europos jaunių ir jaunimo sunkiosios atletikos čempionatas baigsis šeštadienį. Lietuvos moterų rankinio rinktinė pradeda kovą dėl kelialapio į Europos čempionatą. Dėl 2 kelialapių į finalinį etapą lietuvės kovos vienoje grupėje su Norvegija, Rumunija ir Baltarusija. Pirmas rungtynės Lietuvos rankininkė žaidžia ketvirtadienį Rumunijoje, o sekmadienį Kauno sporto halėje viešės viena tituluočiausių pastarojo meto sporto komandų – Norvegijos moterų rankinio rinktinė. Norvegės laimėjo pastarąsias 2 Pekino ir Londono olimpiadas iš eilės, 2 kartų tapo pasaulio ir net 6 kartus Europos čempionėmis. Pajėgumas tai visiems aiškus, olimpinės čempionės, Europos čempionės, Norvegija ir ankstesnių metų pasaulio čempionės. Visų 3 aukščiausios lygmens varžybų tituluočiausios žaidėjas, tai būtų stebuklas, jeigu mums pavyktų, bet mes nepasiduodam. Kita komanda, Rumunija, lygiai taip pat nuolat dalyvauja Europos pasaulio čempionatuose, na, o kaiminės Baltarusijos taip pat yra pajėgios, ten profesionalių komandų yra nemažai, bet prieš rungtynės tai nėra nei nugalėtojai, nei pralaimėtojai. Lietuvos rankinis pastaruoju metu išgyvena negeriausius laikus. Šalies rankinio klubai vos suduria galą su galu ir dėl lėšų stygiaus negali išlaikyti profesionalių komandų. Todėl rinktinės lygis krito, nors prieš kelis dešimtmečius lietuvaitės buvo tarp geriausių pasaulio rankininkių. Atvyko tos, kurios šiuo metu yra Lietuvoje geriausios žaidėjas ir tos, kurios yra užsienyje. Norėtumėm, kad meistriškumas būtų geresnis, bet šiandien yra toks mūsų lygmo ir geriausias žaidėjas atstovaus Lietuvos rinktiniai. Lietuvos rinktinėje yra tik viena užsienio klube žaidžianti rankininkė Greta Kavaliauskaitė. Pasak trenerio, anksčiau pajėgiuose Europos klubuose žaidusios lietuvės jau baigė karjerą arba žaidžia silpnesniuose klubuose, todėl nuspręsta remtis Lietuvos čempionate rungtyniaujančiomis žaidėjomis.
Lietuvos vyrų rankinio rinktinė kovą dėl kelialapio į kitų metų Europos čempionatą baigė dar birželio mėnesį, todėl dabar rankininkų dėmesys šalies čempionatui. Šeštadienį vyks 4 Lietuvos rankinio lygos rungtynės. Pasvalio komanda namuose priims 7 šalies čempiono titulo iš eilės siekiantį Klaipėdos Dragūną. Varėnos Ūlos rankininkai susitiks su Vilniaus klubu. Panevėžyje susitiks pergalių dar neturinčios Grifo ir Utenos komandos, o Šiaulių klubas namuose žais su šalies vicečempionais Alytaus rankininkais. Iš viso šalies čempionate rungtyniauja 10 klubų. Įsibėgėja Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Šį savaitgalį vyks 5 rungtynės. Šeštadienį intriguojanti dvikova laukia sostinėje. Vicečempionas Vilniaus Lietuvos Rytas priims bronzos medalių laimėtoją Utenos Juventusą. Sekmadienį nemažiau įdomi kova laukia laikinojoje sostinėje. Čempionai Kauno Žalgirio krepšininkai susitiks su ambicijų susigrąžinti medalius neslepiančiu Klaipėdos Neptūnu. Penktadienį prasideda Lietuvos moterų krepšinio lygos sezonas. Lygoje varžysis 7 komandos. Po praėjusio sezono iš lygos pasitraukė Vilniaus jaunųjų talentų komanda, kurioje žaidė talentingiausios šalies 19-metės. LMKL favoritėmis laikomos Utenos krepšininkės, nors čempionės prarado į Lenkijos klubus išvykusias lyderes Sandrą Linkevičienę ir Eglę Šulčiūtę. Sidabro medalius į auksą sieks iškeisti Marijampolės Sūduva. Tikslų grįžti tarp prizininkių neslėpia ir daugkartinės šalies čempionės Vilniaus Kibirkšties krepšininkės. 6 metus iš eilės Druskininkuose organizuojamas vienas didžiausių mūsų šalyje tarptautinis badmintono turnyras. Šiais metais jame varžysis daugiau negu 100 badmintoninkų, vyrų ir moterų. Be svečių iš kaimyninių šalių – Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos – Druskininkuose viešės ir žaidėjai iš badmintono tradicijomis garsėjančios Danijos.